kuris nesukelia skausmo, nu, chirurgai pjauna, tiesiog reikia prapjauti, kraują paleisti, išdraskyti kraujagyslės ir panašiai, kad prieiti ir kokį nors auglį pašalinti. Arba duoti vaistą, nu vieną vaistą kažkokį. Skauda pirštą pentalginą davė, ar kokį kitokį analginą. Bet tas sukelia pašalinį poveikį tas vaistas. Jisai jau kepenis paveikia, arba inkstus. Tada tas pašalinis poveikis reikia vėl įgydyti. Tada vėl reiškia, daktaras duoda kitą vaistą, kad nuslopinti tą poveikį, kuris atsirado nuo vaisto. O tas savo ruoštų duoda vėl reiškia poveikį, simptomą kažkokį, kurį reikia vėl kažkokiu būdu slopinti. Sako, tas ligonis klausia, kaip man šitą pasakyti? Daktaras te duoda dar vieną vaistą. Ir užsiveda toksai, reiškia, ratas, kad kuo daugiau eini pas tą daktarą, tuo daugiau gauni vaistų. Ir liktai tau nustojo skaudėti tuo momentu, bet grįžai namo, pabuvai ir vėl tą pilvą skauda. Ir vėl negerai. Ir eini pas daktarą, daktaras sako, aspurmizanas išgelbės tave, jeigu tau pilve uraganas. Ir kas iš to darosi? Užsiveda toks, sako, latiniškai circulis viciosus, gyvenimo ratas. Ir žmogus nesveiksta, bet jisai visą laiką, tą problemą lyg atidedama į šoną. Ir iš to pelnosi iš esmės farmacinės kompanijos. Ir yra baisus pinigai. Įsivaizduokit, aš kažkur paskaičiau, kad dabar vaistam pasaulyje išleidžia 680 milijardų dolerių. Tai maždaug 1,5 trilijono litų. Trilijono. Per metus. Tai šita pramonė pradėjo lenkti ginklų gamybą. Jau tiem, kurie anksčiau ginklus pardavinėjo, darosi neįdomus ir net su ginklais, jie dabar pradeda investuoti lėšas į vaistų. Todėl, kad vaistą pagaminti, kas ten, tu miltelių biškį padarai, o parduodi jį taip kaip reikia. Ir užtat darosi labai daug problemų. Taigi, šita mūsų medicina alopatinė, apie kurią mes šnekam, pasirodo, nėra visiškai nekalta. Jinai turi daug problemų, kurios iš esmės mus daro ne visada sveikesniais. Gal jinai prailgina gyvenimo trukmę, žmogų padaro, kad jis gyvena ilgiau, bet ilgiau vartoja ir vaistus. Ir taip pat turi daug visokių kitokių problemų. Čia aš jų ne savo idėjas sakau. Šitas idėjas aš šneka iš pasaulio sveikatos apsaugos tribūnos. Tokia Margaret Chan yra prezidentė ir aš iš jos tas idėjas pasiėmiau. Kita didelė problema tai, kad mūsų medicina per daug specializuota. Toj medicinai skendo žmogus. Kai eini pas daktarą, tai kiekvienas daktaras savo dalį gydo. Aš dalesim gydau širdį. Kitas gydo, reiškia, plaučius. Trečias gydo pilvą, virškinimo traktą. Ketvirtas kaulą. Penktas akį. Ginekologas moterį gydo, urologas vyrą. Viskas susiskaido. Jeigu atnei pas daktarą, sako, ne, čia ne mano broliu, eik tenai. Ir tas žmogus kaip toks, yra pasimė. Jis ten nueina, gauna tabletę, vėl tą pačią tabletę. Nuo prostatos, nuo prostatos. Bet man blogai ir su širdim, tai pas kitą, gauni vėl tabletę. Ir vėl tablečių dar daugiau darosi. Vietoj to, kad kažkaip pažiūrėt, koks ryšys yra ir tarp tos prostatos ir širdies, ir galima surasti visai kitokį būdų, ne su tabletė tą pagydyti. Bet tai jau vėl nesvarbu. Svarbu ir daktarui, ir farmacininkui, kad tos vaistus kažkas nupirktų, kažkas už juos užmokėtų. Ir jis sako, dabar reiškia valstybė sumoka už vaistus. Bet ne valstybė, jūs sumokat už tos vaistus. Per mokesčius, per visą kitą surenka, bet pinigus paima kažkokie konkretūs žmonės. Tai va ta sistema sukasi. Kita vėl